Mūsų reikalavimai įvairiai buities technikai tikrai keičiasi. Norime, kad viskas vyktų greičiau, lengviau, paprasčiau. Siurblys robotas išsiurbia ir išplauna namus, kavos aparatas pasiūlo mėgiamo gėrimo, o skalbimo mašina pasirūpina, kad garderobas spintoje būtų švarus ir tvarkingas. Na, jeigu dar patys drabužiai iki skalbyklės nukeliautų, į būgną įlįstų ir visus būtinus mygtukus pasispaustų, būtų tobula. Tokios skalbyklės turbūt dar reikės šiek tiek palaukti. Tačiau galima prisiminti, nuo ko savo kelią pradėjo vienas skandinavų gamintojas. Jaunas ūkininko sūnus 20 amžiaus viduryje norėjo padėti savo mamai sukurti skalbyklę, kuri būtų tvirta, ilgamžė, paprasta naudoti. Ir 49-aisiais jis sukūrė pirmąją Jung skalbyklę, tuo metu tai vadinasi įmonė. Ir tai tapo vizitinė ASCO kortelė. Prietaisas buvo iš tvirtų detalių, patvarus, ilgamžis. Per ateinančius 20 metų įmonė plėtėsi, tapo vis labiau žinoma, pradėjo gaminti ne tik skalbyklės, bet ir džiovyklės, indaplovės. Laiku bėgant 88-aisiais įmonė įgavo oficialumą, pradėjo vadintis ASCO, kaip ją žinome ir šiandieną, išsiplėtė eksportui į visą pasaulį. Nuo 2000 iki 2010 keitėsi nemažai savininkų ir 10 metais ją nupirko didelis šiaurės šalių koncernas Gorenje Group. Nors dabar viskas yra ganėtinai vystoma modernėse gamyklose, bet tas skandinaviškas visas išskirtinumas ir kokybė nėra pamirštas. Ir šis prekinis ženklas yra laikomas premium prekiniu ženklu. Jis gamina indaplovės, skalbyklės, džiovyklės, kaitlentės, orkaitės ir yra žinomas kaip labai ilgamžis ir labai kokybiškas. O ko iš skalbyklės nori klientas? O Jezu, čia ilgas labai kelias per kopas pasirenkant mašiną skalbimo ir aišku, tas džiovyklę. Tai norisi, kad viskas būtų viename, ne? Ir kad taupy, ir kad jinai tau ir padainuotų, ir pašoktų, ir išskalbtų, ir padžiovintų. Žodžiu, viskas, kad viena. Bet su laiku tu supranti, kad tiek funkcijų iš tikrųjų nereikia. Mes dažniausiai 2, max 3 naudojam. Tai realiai aš visada galvoju pirmiausia apie ilgamžiškumą. Man daiktas turi būti kokybės, kainos santykis. Skalbimo mašina iš esmės, jinai veikia 24 valandas. Kai turi 2 bernus, kurie daro salto eidami iš mokyklos ir į mokyklą eidami, ir kieme, ir gyvenimo būdas pas mus labai aktyvus, tai realiai tas, kaip sakyti, apyvarta drabužių vyksta labai daug jos. Tai skalbimo mašina tai tarnauja maksimaliai. Išspaudė maksimumą iš to daikto. Tai žodžiu, dėl to visą laiką linkęs į kokybę, mėgstu labai kažką pabandyti kitaip, bet labai nuo savo standartų netitolstu. Savoka skandinaviška kokybė daugeliui tikrai girdėta. Gamintojų atstovas pripažįsta, kad į vadinamąjį premium segmentą patenkanti technika tikrai turi išskirtinių bruožų. Plieninis korpusas. Tiek būgnas, tiek visos mentys ir net viduj kai kurios detalės yra pagamintos iš nerūdijančio plieno, o ne plastiko. Tai ką klientas gauna gerą investiciją, daiktas yra ilgamžis. Kitas dalykas, jų būgnas turi išskirtinumą, jis turi tokią technologiją, kuris pakelia ir specialios mentys pakelia ir nuleidžia drabužių, ko pasiekoje drabužis išskalbiamas geriau ir nesusiglamžo. Vienas didelis jų išskirtumas yra tas, kad prietaisas yra laikomas ant 4 amortizatorių ir tai leidžia veikti itin tyliai. Turbūt pagrindinis jų išskirtinumas, kad ASCO neturi guminių tarpinių, kuriuose kaupiasi nešvarumai, jas lengviau yra valyti, higieniškiau. Dar vienas skandinaviškas akcentas. Nieko mums gyvenime tiek daug nereikia iš tų skalbimo mašinų. Skalbtų, džiovintų, kad kažkokį tai pūkuotą daiktą labiau pakeltų tą pūką ir būtų daiktas išliktų savo išvaizdoj, vertėj ir taip toliau. Kad jo nesudėvėtų tau nedivint. Tas mes skalbimo mašinos sugeba ir tą daryti. Tai labai tas yra svarbu. Ir be abejo, man visada ta priežiūra svarbi irgi, kad būtų ekletiška išvaizda, nebūtų kažkokių tai ten kampelių, užkampių ar ten įmantrių dizainų. Labai visą laiką norisi to tokio paprastumo, to skandinaviško tipo, kur tiesiog ateini, viskas paprasta atidarė ir kad ir mažam vaikui būtų aišku. Nes vėlgi savarankiška šeima, tai tau daugiau ir pačiam laiko, turbūt ir darbam, ir buičiai, ir gyvenimui. Tai man tie reikalavimai nėra dideli. Tiesiog, kad jinai tarnautų ir būtų lengvai prižiūrima. Beje, suomiška įranga pasižymi ir dar vieną rinkoje beveik unikalią savybę, kuri mums, lietuviams, išties vertinga. Nors visos linijos yra ganėtinai griežtos, bet jis taip pat yra labai ir funkcionalus. Skalbyklės turi tiek svorio matavimus, tiek vandens kiekio matavimus
Ir dar viena pridėtinė vertė yra tai, kad jinai turi integruotą lietuvių kalbą, ko rinkoje iš esmės praktiškai nėra. Laiko, kol mūsų gyvenime atsiras išmanusis asistentas, kuris bus tarpininku tarp mūsų ir skalbyklės, gal dar ir teks palūkėti. Bet technika, kuri tarnauja žmogui, veikia ilgai ir kokybiškai, tikrai jau yra.